Po rinkiminės naujienos nė vienas Drąsos kelio atstovas antrajame rinkimų ture nepateko į Seimą. Nė vienas, nors bandė 9. Matyt, nebuvo lemta. Jie labai pasistengė, kad taip atsitiktų. O kas tai jie? Atsakys laida Patvarinė substancija. Sveiki! Daryti žmonėms gerą yra pavojinga. Drąsūs ir nusiteikę kovai yra nereikalingi. Ar tikrai? Tauta nemoka spręsti pati. O jei ir mokėtų, jie neleistų. Sistema nesnaudžia, klanas stebi ir sistema veikia. Nei vienas Drąsos kelinių partijos narys į Seimą antrame ture nepateko. Sutapimas? O gal sistemingas susidorojimas? Apie tai netrukus kalbėsime mūsų laidoje Patvarinė substancija su garsiausios Lietuvos tetos teta iš Garliavos, teta Audronė. Juk negalima sakyti, kad jums nepasisekė. Dėl jūsų sistema apnuogino savo veidą. Einam tenai, ten turėtų kažkur būti varteliai. Mes nelaimėjome nei vienos vietos antrame ture dėl vienos priežasties. Mums neleido. Kas? Jetau, ten čiagi visi aiškiai mato. Jie bijo tiesos. Jie įsigando. Jie padarys bet ką, kad sunaikintų tuos, kurie kelia grėsmę jiems. Tai ir metė visas pajėgas, kad tik mes nelaimėtume, negailėtume nei laiko, nei pinigų, nei sąžinės. Žinai ką, einame į kitą pusę, nėra čia jokių vartelių. Dabar laukiame, kol mūsų partijoje prasidės nesutarimai ir rietenos vidaus peštinės. Tai bus jų darbas. Jų metodai seniai žinomi. Kiršink, juodink, šmeižk, apkalbėk. O mes juos stebėsime. Jei Drąsos kelinių partija subirės, mes atvirai pasakysime, kas dėl to kaltas. Jetau, ten o ko laukti? Pasakom dabar. Prisikaupiam drąsos ir pasakom dabar. Dėl to bus kalti jie. Ernestas Remigėjus yra labai gerai pasakęs, tik dabar neatsimenu ką, bet aš pasakysiu savai žodžiais. Gali žmogų išgąsdinti, bet jis neįsigas. Jei kas ir turėtų įsigasti, tai ar galiu tiesiai šviesiai sakyti? Sakykit. Tai jie. Oi, būtent. Klausykite, o kur čia tie varteliai, ką mes čia taip ir klaidžiusim? Gal pasakykim, kad operatorius tegu išjungia tą kamerą ir nueina vartelių ieškoti. Klausykit. O dabar, kai mikrofonai išjungti, jūs man sakykite tiesiai šviesiai. Tai kodėl jūs nelaimėjote tų rinkimų, ką? Aš tai labai nustebau. Aš tai ne. Na kaip mes čia galime Garliavoje laimėti? Čiagi visi žino, kas mes tokie esam. Aš atvirai pasakius, aš pati už tokius kaip aš nebalsuočiau. Čia, žinote, galima visokius emigrantus, visokiuose Čikagose apmauti, o čiagi Garliaviškiai žino, kas mes čia tokie esam. Atvirai pasakius, tai tikrai ne. Mes dar visai neblogai pasirodėm. O, štai ir operatorius. Tęsime Patvarinę substanciją. Jūs vienmandatėje pralaimėjote dabartiniam ministrui Jankauskui. Nu keista, sakyčiau, prieš paprastą kirpėją metamas ministras. Ar jie bijo? Jų tikslas nepalikti jokio šanso. Taip, buvęs kunigas Varkala nelaimėjo. Nėra jiems nieko švento. Stoma nelaimėjo. Toks populiarus žmogus, kai ėjo su Valinsku, tai laimėjo, nes jie leido, o dabar jie pries. Visi, kas eina po violetinę vėliavą, nieks nelaimi, nes mes jiems neparankus. Ir ką jūs dabar darysite? Taigi jie tikisi, kad sudėsite ginklus? Mes nesustosime. Mes stebėsime dabar kiekvieną Seimo narį, kuris yra ne iš mūsų partijos. Mes rinksime informaciją apie jų Seimas, meiluzes. Aš pati ketinu įsteigti firmą Teta Security. Tai gal Security? Security, bet svarbu, kad teta. Mes kiekviename žingsnė stebėsime. Juos? Visus. Sistemos pamatai braška. Tik visiškas veršis nemato, kas už viso to stovi. O tiems nematantiems Patvarinė substancija gali aiškiai pasakyti. Jie. Ir dar juodą ant balto parašyti. Viskas. Bet tik šiandien. Kova nesibaigia. Kova tik prasideda. Jie turi skausmingų vietų.
ir mes ją surasime. Iki. Ne, nuklausykit, rimtai klausykit, o kur čia tie varteliai, aš nesuprantu. Jūs pasitraukite, aš peršoksiu. Jėtautinė, ar labai skaudžiai? Ne, minkštai. Tai ką pataikiai?